Ir mes tikrai turėjom gigantiškų problemų santykiuose ir mūsų mintis buvo prieš važiuojant į jį skirtis. Ir jau, mes daug iš tikrųjų buvom padarę. Taip. Ir tai buvo toks įvykis, kad mes atvažiavom dviese ir prie visų tų trejetų prisidėjo dar kai kas ir mes iš jo jau grįžom tryse. Ir po 9 mėnesių mums gimė mažas juokingas žmogeliukas. Tai mes savo santykių savaitgalį galim paminėti labai išskirtinių mums rezultatų. Ja, galbūt būtent tada, kai tos žinios apsijungia su jausmais, pavyko padaryti tos galutinius sprendimus, apsisprendimus. Taip. Ir kiekvieną kartą skambant iš santykių savaitgalio kūriniam dainom prabėga toks šiurpuliukas ir noris vėl ir vėl tai sugrįžti, pajaust. Ir aš manau, kad mes vienu žmogučiu negalim apsiriboti, tai mums dabar teks. Jūs mane supratot. Reikia dar vieną santykių savaitgalį. Dar bent jau 2. Tai vienas jau eiliai. Tai tiesiog tas pojūtis yra fantastika. Vien tik dėl to jausmo, ne vien tik dėl problemų, gal kažkokios liks, gal kažkas išsispręs, bet patirti net poroj yra fantastiška, bet ir patirti tai vienam, tai yra, oho, tam nėra žodžių tiesiog.